Sveiki, JP Minecrafteris ir šiandieną vlog 2. Tai šiandien pakalbėsim šiek tiek apie kompus, apie senus kompus, kaip jau matote. Šitie kompai yra mūsų informacinių technologijų kabinete ir mes su jais mokinamės. Jau antrus metus tokiais kompais, tik įsivaizduokit, kaip galima mokintis 21 amžiui su tokiu kompu. Tai nerealu, tai vienu žodžiu labai jau kietai. Aš nežinau, su tokiais kompas net žodžių man yra. Jūs pamatysit savo akimis, jisai net YouTube nepakrauna, elementaraus YouTube nėra čia flash playerio. Pažiūrėkit, kaip ilgai kraunasi. O, čia matomas veidas bus turbūt, gal ne veidas, gal tiksliau veikėjas, tai jūs dabar išvysite šamaną šampaną, pasisveikinu. Jūs negirdėjo balso, nes aš užrekordinau ant viršaus ant šito video, nes video pats buvo labai triukšmingas, nes filmavau, žinote, vis reikia. Aš pašalinau garsą ir šiaip čia kaip apžvalga. Klavišai neveikia, tai tik iš antrą kartą pavyks. Aš dabar kažkas pradėjau veikti, nes tipo mokytojas sako, kai įsijungiu kompą, tik tada įsinstalinu ir tik kiekvieną kartą, nu kas čia per šūdas, turi viskas iškart veikti. Čia yra remeta rusiškai kažkokia, vienu žodžiu. Ir dabar aš jums pademonstruosiu šitam video, kaip aš užeinu į YouTube ir kaip tas YouTube'as neveikia. Na štai aš to užeisiu naršyklę. Internet Explorer. Na štai rašome Google. Šiaip, nežinau, kompai gana lėti, Facebooką visai nepakrauna, kaip ir YouTube nepakraus. Šiaip tokius kompus reiktų jau senai mesti, išmetus reikėjo. Išmestis reikėjo, žodžiu, į muziejų dar geriau nuvežti. Ir pakeis, bet kai pas mokyklų biudžeto nėra, tai tenks tokiais naudotis. Ir paskui dar pamatysit, pademonstruosiu šitam video, ką mes mokinamės per pamokas. Ir mums jau to neturėtų būti. Neturim mes to mokintis, nes nafik man reikalinga. Asmeniškai man čia su Wordu rinkti tekstą ir maketuoti. Nu šitą YouTube neužkrovė. Ir tai mane užnervavo, nes bendrai čia nėra flash playerio, tai ko stebėtis. Bet čia bent būtų pakrovę YouTube. Tai va šiandien mes darėme, rinkinėjom tekstą ir maketavom. Tenais tie patys žodžiai, dar prikopijuoti reikia, žodžių. Kažkaip ir nesąmonė. Suprašym, aš nežinau kažką kito, arba jeigu turite informacinės užduotį, tai yra tik ir puslapį internetinį, informatika.lt. Tenais galima daryti, ne, reikia būtinai taip. Na, žodžiu. Na, aš dabar dar pasisveikinu čia su jumis biškį. Kaip matote, ekranas mirgų margų. Tai va, na, aš štai prirašiau jų, prikopinau. Iki gal nedariau, nes mane atsibodo ir aš išsaugojau. Dar čia šamano šampano šiek tiek Fallout'o šiltą. Tai va, šiaip nežinau, tokių kompų. LG kompas, labai geras kabutėse, patronas. Štai ekranas, daužyk, nedaužyk. Čia tas pats kaip Nokia 310. Tai va, net nežinau ką daugiau pasakyti. Kubas, kvadratas, kaip ir dėžė irgi. Dėžė dar baisiau, nuo Stalinų laikų ta dėžė turbūt. Tai va, pas šamaną šampaną klaviatūrą sulūžus, pusę klavišų nėra. Aš nefilmavau, man atrodo, gal filmavau. Kai kurie krenta klavišai, mokytojas ateina su peiliu pataiso šiaip. Tai va, šiaip net nežinau ką daugiau pasakyti, nes, tokie kompai patys žinot. Ir štai, dabar mes pamatysime fokusą. Štai jis. Aš išjungiu, paėmiau ir išjungiu. Sorry, kad čia laikus, tai rodo, kad ir nežinau ką padaryti. Tai gal ekranas mažas, nes filmavau biškį nuo to kampu. Šitą užduoties lapą aš išmečiau, tenais už kampą numečiau. Šiaip ačiū, kad žiūrėjot ir iki naujų susitikimų.